Bet šiam momentu esu nevilty. O. Visada yra smagu persilaužti, perlipti save. Palyta ir stogas, va toks va, slidus, tai žiauriai aš čia saugiai. Kaipgi be nuotykių. Čia atrodo lengvai eina. Kol kas. Ką aš darau čia dabar toks abelis. Kitėnas ir vėl važiuoja į sodybą, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo. Ačiū labai. Labas rytas visiems. Nauja savaitėlė. Yra šeštadienio rytas, 9 ryto, atvykau į kaimą, labai puikus oras, tikrai nelyja. Ne, jeigu rimtai, tai tragiškas oras. Pranešė, kad jis 100%. Aš čia tokį pradinį vaizdą norėjau padaryti, bet jaučiu einam į namuką ir ten papasakosiu daugiau. Nes biškai šalta čia kalbėti. Na ir ką, turim šilumos namukę šiandien. Turime 10-11 laipsnių, tai dar normaliai. Žiauriai puikus oras, tiesiog pasaka. Ogi, ką aš per tokį orą čia veikiu? O veikiu tai, kad turbūt praeitą seriją, kai griovau tą verandą, truputį peršalau ir turėjau kosulį, turėjau slogą, dar dabar turiu ir turėjau minimalę tokią gerklės tram 7,1 temperatūrą. Bet kadangi aš noriu būtinai jums išleisti 7 dalį, kad ir ką aš čia veiksiu, nors lyja, bet vis tiek darbų yra, tai kad ir bus minimali serija, aš nenoriu nutraukti tos serijų grandinės, nes žinau, kaip yra, kaip kažką įsižiūri, lauki tos serijos kiekvieną sekmadienį ir nėra. Tai aš jau geriau minimaliai, bet kažką pasidarysiu ir įkelsiu jums 7 seriją. Turėjau aš čia planų, kad šita serija bus kaip tvarkausi, nes čia va šitą bardaką aš norėjau būtinai sutvarkyti. Bet kad orelis toks, kad pila baisiai, aišku, buvo čia pradžioj savaitės geresni orai, bet, peršalau, tai nelabai aš čia važiavau. Na ir dabar kaip biškelį geriau jaučiuosi, atvažiavau. Pasidaryti darbų, kurie ne ant lauko, tai šituos darbus nukelsiu galbūt kitai savaitai, galbūt dar kitai, žiūrėsim pagal orus. O dabar reikia susirasti darbų, kuriuos galiu šiandien pasidaryti, o jų tikrai yra. Mano kartos žmonės jau vaikštavo su tokiom terbelėm. Jau mes tampam tokiais jau suaugusiais. O jei rimtai, tai kai tvarkėm namuką, sakiau, kad liko nuo tos lovos va tokių dalių. Tai aš pagalvojau, nusipirkau aš va tokių. Ir aš pasidarysiu lentynėlės tiesiog va čia, susidėt rūbam. Puikus oras tokiems darbams, oras puikus perkeltinė prasme, nes lyja, balas, žodžiu žiauro, tai va, aš galiu darbuotis namuke. Tai nieko nelaukiam, bet pirmiausia reikia kavytės atsigert, nes negeriau. Kol man kavytė kaista, einu susirasti, kur aš pasidėjau, kažkur name pasidėjau aš tas lentas. Va, radau, einu pažiūrėsim pro langą, kas per vaizdas. O, matosi dabar visas sodelis ir čia atrodo, kad uraganas buvo, žemės drebėjimas. Dukros parke irgi toks jau šaltas ruduo, kaip pasakytų tą plaukų stilistę žinomą. Tai irgi reikės kažkada prie progos nuimti tos visus turbūt batutus, bent jau tos medžiagas tas. O šiaip tai jo. Lapų daugėja. Susirinkau lentas. O čia turim tą plytką, kuri griausis irgi. Čia tada turim virtuvinę plytką, kuri irgi kažkada griausim. Oi, čia reikalų bus. O lietutis tik tai lyja pila vakar. Bet sakau, šiandien minimaliai,
sveikatos ne kažką, bet daromės kažką, nu vis tiek. Į sodybos gerovę, kaip sakoma. Vaikštant po teritoriją, mano avolinė va štai tokia. Įvertinkit nuo 1 iki 10. Skanios kavelės, gražios dienelės. Aišku, pusę kavos išpyliau pirmai, bet nieko. Taip jau būna. 7-5 semai. Tai reikia daryti kažkur 15, manau. 15 ir, jeigu 15 ir 7-5, tai tada šiam. Čia kažkur. Vėl, reikia, kad kažkas laikytų, bet neturiu. Na, štai pirmą prisukau, dar 3 liko. Šiaip toks šudukas, bet kol susimatuoji kampus sueini, tai kažkiek laiko užima. Metrų kiam. Galvutė į ragas, jau galvutė, galvoju, ko man čia taip sunkiai eina. Pasižiūrėkit galvutę kokią. Ir žiūriu, kad kitų neturiu. Tai dėl to reiks suktis iš padėties. Tiesiai turbūt, ne? Viskas pas mane daugmaž darome iš akies. Nu va, viskas. Lentynėlės padarytos, rūbai turės savo vietą, nebus dėžėse. Tai va, į tų darbų sąrašą, kai lyja, dar turiu prisidėjęs. Nu tai čia pabaigiam. Dar turiu įsidėjęs šiandien išsivežti padangas ir kitokią šiukšlės į stambiagabaryčių aikštelę. Tai realiai turiu pusvalandį kažkur, reikia bėgti susikrauti, nes po to pietus ten pas juos, plus man išvažiuoti reikės, tai noriu spėti iki jų pietų, tad nevilkinu laiko, bėgu krautis į bagažniką šiukšlės ir važiuojam. O, grybų pas mane priaugo kokių. Dar vienas. Vieną, kaip čia sudėties geriau. Murzinos visas belia kaip. Normaliai padangoj bičių tas visas buvęs normaliai. Ok, dar vieną kokią. O, pakeliui važiuojant namo bus gerai. Reikia rakinti viską ir lėkti. Nu va, pajudėjau iš kaimo 20 po. Turiu 40 minučių, tai čia kelionės koks 15 minučių kitos aikštelės, tai manau turėčiau spėti. Nu neaišku dar kokios eilės bus, bet gal nebus per tokį orą tokių baisių eilių, tikiuosi. Tai susitiksim tenai. Nu, tikiuosi priims mane čia. Aš jau atplaukiau pieno putą čia. Žiūrėsim, kaip čia bus. Leidžiam vienus, išleidžiam vienus. Ką, einu, padangą sumesiu. Nu va, viską spėjom, viską pasidarėm, padangas pridaviau, pila kaip iš kibiro. Oras tai žiauru, tikrai. Ką, viskas, priėmė viską. Tai va, šiandien, ką norėjau, per tas 3-4, kiek aš čia užtrukau šiandien, 4 valandėlės, turėjau laisvesnės. Tai laiko nevilkinau, skyriau jas vėl sodybai, kad tik išleisčiau jums seriją ir kažką pats pasidaryčiau. Nu tai va, pavyko prisisukti lentynėlės pasidaryti. Iš buvusios lovos
Ir pridaviau tas padangas, kurias galėjau priduoti 5 šiais metais. Po naujų vėl galima bus. Tų padangų sodybai buvo belė kiek. Pernai pridavau gal 15, šiemet dar pirmą kartą priduodu. Tai dar galės su žmona, galės ar dar kažkas. Tai va, oras tragedija. Tikiuosi rytoj bus geresnis, tai galėsim prie tų plytų ar prie kažko eiti. Nu, žiūrėsim, koks bus oras, tai susitiksim už sekundės rytoj. Bam. Štai ir sekundė praėjo ir jau sekmadienis. Aš jau čia, oras visai palyginus su vakar tobulas, nelyja, retkarčiais saulė išlenda. Tai kol nelyja, aš noriu bėgti, pradėti tvarkyti šitą bardaką. Tai nieko nelaukiam ir pradedam. Nuo ko pradedam? Tai. Nuo tų gal baslių visų. Bandom kažkaip pasvežti. Su savo točke. Už 13 eurų. Antrus metus senai man laiko. Bet po tiek plytų neaišku, ar atlaikys. Bus matyt. Jau šį kartočkiai buvo per daug, išsikraipę visą. Tai tiek nebekrausim. Bent medieną beveik susitvarkiau jau. Tai jau kažkas. Geriau negu nieko. Čia dar pora yra baslių. Nu, paskutinė medienos tačkė. Važiuojam. Na, štai medieną susivežiau. Viskas iš čia medienų nebeliko, bet liko visas šitas grožis. Šiaip atrodo nedaug, bet visai čia normaliai yra. Bus ką veikti. Kol nelyja, reikia dirbti. Nes čia vėl neaukstusi atrodo, ką tik saulė švietė. Judam. Dirbam. Prieš kelias minutės sakiau, kaip gerai, kad nelyja. Ir jau lyja. Bet dar kol lyja labai nedaug, tai reikia kažkiek išsivežti, bent biškį minimaliai. Nes pradės dar stipriau lyti, iš vis negalėsiu vežti. Čia, manau, palei sieną reikia tas normalesnės plytas bandyt kraut. Čia jau pradėta kažkas iš kažkur. O griuvenas į krūvą dėsiu prie kitų griuvenų. Tai žodžiu, čia bandau dėti tokias tvarkingesnės. Kraunu jau 5 ar 6 točkę. Ir atrodo, kad nieks nejuda. Aišku, dar čia nedaug nuvežiau. Svarbu, nelyja. Buvo pradėjau, bet aprimo liktais. Tai kol nelyja, reikia vežti. Toliau aš čia varau su tom plytom. Nežinau, jum gal matos, bet man tai toliau čia nieks neatrodo, kad mažėja. Bet dabar biškis lyja, tai šitą nuvežu ir eisiu kavytės atsigert, biškį apšilsiu namukę ir dirbsim toliau. Nu va, rūbus užsidžiovinau, arbatos kavos atsigėriau, net svečių turėjau. Buvo atvažiavęs draugas, kuris taip pat turi nusipirkę šiais metais sodybą. Tik pas jį jau ten tokia autentiška, senoviška, 130 metų, tai jisai čia atrado, ko jam reikia iš to video, kai grojau šitą, o čia sandėliuką. Tai atidaviau, o aš einu dirbti toliau. Oras nepagerėjo nei kiek, tik pablogėjo, lyja. Nu bet
kol rūbus dabar turiu įsidžiovinęs, tai varau toliau. Žiūrėsim, kas toliau bus. Oba! Antra pertraukėlė. Vėl padirbėjau. Lyjo visą laiką, dabar tik nustojo lyt, bet aš visas permirkęs taisu. Įkalsiu vėl arbatos, kad net kryščiau. Bet dabar visai neblogai padirbėjau. Čia, aišku, dėdu tokias padoresnės plytas, o čia metu į grūzą tas tokias jau su betonai, su viskuo žodžiu. Einam parodysiu, kaip atrodo vaizdas tenai. Aš čia net keliukai išvažinėjęs. Tešlas belio kokios, va, visur va toks keliukas pas mane dabar. O čia turime tokį vaizdą, ką aš žinau. Bent jau man jau atrodo, kad įpusėjau turbūt. Nu, pusę plytų turbūt tikrai išsivežiau. Liko ta kita pusė. O čia toks grūzas, tai ta grūza ant galo. Tai labai norėčiau šiandien, bet nežinau, nepavyks su laiku man čia. Bet jau kažkas į tą pusę. Tai va, dabar einu kalsiu arbatos, biškį palisėsiu, nes dabar tai be sustojimo variau, tai pavargau. Visas permirkęs, dabar laukiau nebelyja, tai per tą laiką, kol gersiu arbatą ir pamontuosiu video, išsidžiovinsiu ant pečiuko rūbus, dabar užsidėsiu išdžiovintus rūbus ir po to vėl kibsiu į darbą, dar kokias porą valandų padirbsiu. Ir šią savaitėlę turbūt bus tiek. O ant galo įvertinsim pagal praeitos savaitės kadrą, kurį dariau aplink namą, su šiandienos kadru ir pamatysim rezultatą. Na, aš tai grįžau į darbus, atsigėriau arbatos, prasidžiovinau rūbus, persirengiau. Trečią kartą liko šitą pusę, nežinau, turiu gerą 1,5 valandos kažkur. Tai skubu darau, kiek man čia pavyks, tiek pavyks. Tai nevilkinu laiko. Paskutinės plytos liko. Jau per save lipu, kad baigt. Nusikaliau, neslėpsiu. Bet jau pagaliau galas matosi. Viskas. Viskas baigta su plytom. Liko tik grūzas, bet turiu terasą. Na ir štai turim palyginimą nuo praeitos savaitės, kaip atrodė šitą vietą ir kaip atrodo dabar. Na štai turim šios savaitės ir praeitos savaitės palyginimai video. Už tą verandą. Ir ką, štai turiu terasą, už terasą prikelsiu vandens mineralinio taurę. Norėčiau padėkoti štai šiai točkiai už 13 eurų, ji atlaikė tokius svorius, nenuvylė. O jeigu rimtai, tai šios savaitės planai įgyvendinti, džiaugiuosi. Biškiau šiandien ant galo laužiaus per save, kad spėčiau, bet viską spėjom. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote iki galo. O aš ką eisiu rengtis, ruoštis, tvarkytis ir važiuoti namo. Tai dar kartą ačiū visiems, nepamirškit paspausti like, pakomentuokit. O kas kitą savaitę bus, net neįsivaizduoju, bet darbo čia visada yra. Lapų belė kiek, gal lapus reikės susigrėbti, žiūrėsim. Žodžiu, dar kartą ačiū visiems ir gero artėjančio, pirmadienio. Sekmadienis atėjo, depresija jau prasidėjo, lietutis lyja pamažu, rytoj.
rytoj į darbą liksi tu.